tokia mistiška data yra 12 metų, 12 mėnesį, 12 diena. Sakykit, kaip nusprendė tokią datą išsirinkti? Na, ilgai nedvėjojom. Labai norėjom tos datos. O kodėl būtent tokia? Dėl skaičių, ką jums reikia? Dėl skaičių ir taip tokios daugiau datos kaip ir nebus, vien 12 ir 12 valandą dar grinai išėjo. Tai graži simbolika, įtikina data. Tai abu vieningai sutarėt, kad taip. Ir derinom, kad būtų ir 12 valandą ir sutakėm. Nuo 12 valandą. O vat astrologai kalba, kad nelabai gerai tuoktis šitą dieną, nes nelabai sėkminga diena. Ar tikite to? Aš tai nelabai tikiu. Mums gal kaip tik, gal kurie netiki sėkmė, mums gal atneš laimę ir sėkmę kaip tik tada tą. O jūs kaip galvojat? Aš irgi galvoju, kad tiesiog reikia nusiteikti optimistiškai. Galvoju, kad mūsų likimas priklauso nuo mūsų. Tai žodžiu, astrologams galite nušluoti ir nors ir pasakyti, kad nebus nelaiminga diena. Mes laimingi. O vat vestuvės žiemą, ar sunku buvo sukviesti svečius, ar sunku drabužius pasirinkti? Gal sunkiau buvo tai, kad šita graži data yra trečiadienį. Tai buvo sudėtingiausia. Kad dauguma negali iš darbų išeiti, dar kažką. O žiema turi tokį savotišką žavesį. Ir 12 valandą. Sakykit, kaip nusprendėt tokią datą išsirinkti? Viskas buvo juokais iš pradžių, susėdė juokavom, vėliau pagalvom, kodėl ne. Jau esam tie patys nepaslaptis imigrantai. Mums atostogas, lengva trečiadienį užtrukti. O kas tikrai nori, tai tikrai atranda noro ir laiko ir susiderina su darbais ir taip toliau. Kažkam tai yra išbandymas, nors tai gal šiek tiek finansiškai atsieja, mažiau. Tai yra šaunu, tai yra smagu, tai yra fantastiškas oras, tai ir nekasdieniška, fantastiškas oras laukia, šiek tiek pasnygė, ne? Nesušalsi? Na, manau, kad kaip tik tai yra pats tas super oras, kuris gali būti žiemą. Šiek tiek sniego. Aš manau, tai yra 12 skaičių simbolizavo visuomet kaip ir santarvę, pilnatvę, ar ne, tai yra, sakykime, 12 mėnesių, ar ne, tai yra kažkoks tai, sakykime, gal taip, tai yra užbaigtumas, ciklo užbaigtumas, ar ne, tai yra, aš tai sakyčiau apskritai, kad tai yra toksai, kaip ir sunku išreikšti dabar žodžiais, nes emocijos verda, ar ne. Tai yra, sakyčiau, gal ir net tobulo. O astrologai kaip tik teigia, kad šita data su daug dvyliktukų ypač netinkama santuokai. Ką jiems galėtumėt pasakyti, kaip jūs taip manot apie tai? Aš tikiu pats savimi. To, ką jaučiam, astrologai. Tiesiog nesate tokie prietaringi, kad kiti būna derina su astrologais vestuvių datą, tai tarkim jums astrologai dabar patartumai sutuokti, tai turbūt netikėtina. Aš atvirai pasakysiu, aš nesu linkęs pasikliauti astrologais, pirmas dalykas, antras dalykas, sako, kaip mastai, taip ir gyveni, ne, tokį rezultatą paskiau turi. Tai jeigu tu tikėsi, kad astrologai yra kažkas, tai pasakė ir tu įsikalsi savo į galvą, kad tai yra negerai, tai be abejo rezultatas. Aš manau, kad vis tada pozityvus mąstymas, optimizmas, tai yra tai, kas turėtų būti žmonių galvose ir tai būtų gyvenimo variklis, o ne tiesiog diegti žmonėm paniką ir o jezau, kas čia dabar bus. O atsakykit, ar reikėjo laukti kažkokie eilėje, vis dėlto mus čia informavo, kad sudėtinga buvo šiandien tą datą gauti, ar jums lengvai pavyko? Labai lengvai, mes galbūt buvom netgi ir tie pirmieji, kurie gal, kaip sakoma, mes pirmą kartą atskridom, turėjom reikalų Lietuvoje ir vakarų Europoje. Tai vat ir to pačiu nusprendėm ir padavėm pareiškimus, o vėliau patvirtino tą laiką ir
mes net patys nesiūlėm to, bet sako, be 10-12 jums tiks. Sakau, okei, nu sako, maždaug daugiau mažiau 12 gaus. Nu, dar prasidėjo ir šiaip mums yra tokie šie metai su datom. Tai sukako 25 metai. 25 dieną. 25 dieną man sukako 30 metų, kai mes palikom Lietuvą. Tokie su numeriukais jums sekasi. Taip, šie metai yra tuo ypatingi. Numerologija kažkaip mus lydi. Ypatingi tuo. O vat jums kaip merginai žiemą vestuvės, ar sunku buvo susiruošti apdarus, vis dėlto iššukuosena ir bateliai, kaip sekėsi? Žinokit, nejaučiau kažkokio ypatingo streso, iš tikrųjų įsirinkau suknelę tokią, kokią norėjau, gavau kailinius. Dabar karšta, nors visi sakė labai šalta, man tai karšta, turbūt emocijos. Šiaip nieko, tokio apsunkinimo tikrai nejaučiu. O tai tiesiog turbūt astrologams galim pasakyti, kad nušluostysit nosį ir busit laimingi ir netikit. Be abejo. Be abejo. Kas tiki labiau savimi, manau, yra laimingesni negu kad tiki astrologams. Be abejo, aš nesakau, kad galbūt neverta visiškai. Galbūt kažkas tai yra, tai, sako, nereikia spjauti į tą vandenį, iš kurio paskui gali tekti gerti. Bet iš esmės aš manau, kad labiau reikia pasikliauti savimi. Vienas.